Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Rajono ūkininkai išsirinko naują vadą. Reklamoje Panevėžys. Intriguojantis plakatas apkeliaus visą Lietuvą. Mokytojui ačiū ir atminties ąžuolas. Bibliotekoje gyvas garsų muziejus. Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyrius turi naują lyderį. Juo po žemdirbius vienijančioje organizacijoje surengtų rinkimų tapo vienas iš saviškių, ūkininkaujantis nuo 2005 metų visiems puikiai pažįstamas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantas Vygantas Keturakis, manantis, jog būtina aktyvinti žemdirbius, kad šie nesijaustų toli atsilikę nuo iniciatyviausių kitų rajonų atstovų. Ne vien tik problemas spręs, ne vien piketavimui reikalinga sąjunga. Yra daug tos veiklos ir paraminės, ir visuomeninės, ir ten iš tų sąjungos lėšų galima ir paramą tam tikrą suteikti kai kuriem renginiam. Dabar yra ta su rajonas ir valdybė organizuojama žemdirbių renginys, ūkininkų sąjunga aktyviai prisideda. Tai, kaip sakyti, tai visur yra tie patys ūkininkų pinigai, ūkininkų sąjungos narių aktyvumas ir mums reikia žmonių ir reikia dirbti paprasčiausiai. Ir ne vien tik tai, kad būtinai verkti ir piketuoti, yra darbų ir kitų, kur galima lygiai taip pat produktyviai dirbti. Žemdirbiška kasdienybė, pasak Vyganto Keturakio, jam ir darbas, ir gyvenimo būdas. Ūkininkas šiandien valdo 128 hektarų augalininkystės ūkį. Pats ūkininkų sąjungos narys vos porą metų. Tačiau užimti lyderio pozicijų nepabūgo. Žmonės pakalbino, įtikina, kad galiu būti naudingas, nes irgi, kaip sakyti, yra tarybos nariai, iš tikrųjų gana aktyvus tarybos nariai, tiek yra Ovidijus Pečeliūnas, ir Čepas Antanas, ir Nijolė Adamavičienė, ir Donatas Tumas, ir Antanas Zopelis. Visa komanda iš tikrųjų yra, kuri gana stipri ir su kuriais tikrai malonu dirbti. Jie mane įtikina, kad aš galiu būti naudingas, sėdžiu, kaip sakyti, pasiekiamai vietai, bet kuriam ūkininkui, nors aišku, kaip sakyti, kaip tarybos nariai, jie irgi rajonuose, apylinkėse savo, jie yra pakankamai pasiekiami, bet galbūt kitam žmogui svarbiau kitaip bendrauti. Bet tai būtent tas visuomeninis darbas ar taip, aš įpratęs tarnauti žemdirbiam. Esminis ūkininkų sąjungos vadovo tikslas – atgaivinti gerokai pastaruoju metu apmirusią organizacijos veiklą. Pasiekti, kad žemdirbiai patikėtų jos svarba, juolab, kad nemažai, kur ji gali būti itin vertinga. Pirmiausia, padedant nariams spręsti finansinės problemas, lengvinti mokestinių įsipareigojimų naštą. Laisvės aikštėje ir kitose miesto vietose atsirado saviti, net intriguojantis reklaminiai Panevėžio plakatai, verčiantis miestelėnus nustebti ir leistis į diskusijas. O kodėl Aukštaitijos sostinė vaizduojama būtent taip? Visi mes turbūt atsimenam, kada buvo socialinės reklamos plakatai su Kauno miestu, buvo ir nepasitenkinimo, ir įvairių laidų. Na ir rinkodaros darbo grupėje mes pasitarėm ir pamastėm, kad būtų gerai ir mum išleisti kažkokį plakatą, kuris būtų eksponuojamas ne tik Panevėžyje, nesant reklamos davėjų, kaip socialinė reklama, bet ir kitose miestuose. Ir Clear Channel sutiko išleisti plakatus su Panevėžio miestu. Reklamoje panaudota minties gimnazistės Karolinos Staniulytės per jaunojo miesto mero rinkimus ištarta frazė „Panevėžys – miestas, kuriame svarbus kiekvienas“. Plakato maketą sukūrė dailininkas Ramūnas Grikevičius. Kadangi mums labai patiko Grikevičiaus kūriniais uždengtos statybvietės prieš miestą Europos krepšinio čempionatą, kažką tame stiliuje pamastėme, kad galėtumėm ir turėti plakatą. Ir Grikevičius mielai sutiko, sukūrė, sakyčiau, labai įdomų, intriguojantį, neeilinį, netradicinį plakatą, kurį labai operatyviai Clear Channel išleido, noriu paminėti, už savo lėšas, savivaldybei tai nekainavo nei kiek. Ir tas plakatas bus eksponuojamas tiek Panevėžio mieste,
tiek kitose didžiosiuose Lietuvos miestuose. Reklaminio plakato siekis ne tiek pristatyti realų miestą, kiek patraukti dėmesį savuoju turiniu, detalėmis, sukelti emocijų. Tai anot vyriausiojo dizainerio pirmasis, bet tikrai ne paskutinis panašaus pobūdžio projektas. O kadangi dabar pradėta intensyviai ruoštis kalėdiniam laikotarpiui, miestą padėti puošti kviečiami visi – parduotuvių, kavinių šeimininkai, įstaigos. Eglės, tapsiančios pagrindiniu akcentu, įžiebimo ceremonija numatyta gruodžio 2. Šiandien moksleivių namų prieigose pasodintas atminties medis mokytojui, ne tik išėjusiems į amžinybę, bet visiems, kuriuos mylime. Tai moksleivių namų sumanymo, kuomet per Tarptautinę mokytojo dieną visuomenė buvo kviesta rašyti laišką mokytojui, tęsinys. Renginio rengėjai pasistengė surasti visus, kuriems buvo dėkota už žinias, išmintį, šviesą. Dirbau 5 vidurinėje mokykloje. Nuo 1955 iki 1985 išėjau į stažinę pensiją, dėsčiau chemiją. Tapau nusipelniusi mokytoja. Turėjau labai daug chemikų, kurie laimėdavo olimpiadose ir apie miestą tai kalbų negali būti, bet ir respublikos ir sąjunginėse olimpiadose. Sekėsi neblogai, todėl kad labai mylėjau vaikus, todėl ir vaikai gal mane mylėjo. Jaučiu jų meilę dar ir dabar, todėl kad aš labai dažnai gaunu visokius ir atvirukus, pasveikinimus, ir telefono skambučius, ir namuose aplanko. Kviečiama esu į susitikimus, dabar prieš mėnesį lygiai buvau 4 laidos susitikime, jau kelintą kartą, kažkaip taip pakutena širdį. Nors esu jau senyvo amžiaus labai, bet vis tiek kažkodėl tai norisi dar būti kažkuo tai reikalinga kažkam, tai va, labai laiminga esu. Prieš sodindami ąžuolą, patys garbingiausi svečiai mokytojai rinkosi diskusijai apie socialinę mokytojo asmenybės brandą, apie tai, kas padeda įprasminti save gyvenime ir profesinėje veikloje. O karjerą baigę pedagogai pakviesti į renginį mokytojo pašaukimas dalinti, sakė esą giliai sujaudinti, darsyk gavę patvirtinimą yra reikalingi. Laiminga esu todėl, kad aš ir turiu ir savo šeimą pilną, dar ir vyrą, ir dukras turiu, ir anūkus, ir proanūkį jau dabar turiu, žodžiu. Turtinga palyginus, kabutėse esu žmogus turtingas ne kažkokiom materialiniam gerybėm, bet va tokia žmonių, kaip čia šiluma teikiama ir jaučiu tą šilumą iš visur, iš saviškių ir ypatingai iš mokinių. Seminaro lektorius, poetas, psichologas, filosofas, Lietuvos edukologijos universiteto filosofijos katedros docentas Liutauras Degėsys sakė atvežęs geriausius linkėjimus geriausiesiems. Tuo pačiu pripažino, jog naujoji pedagogų bendruomenės karta ryškiai skiriasi nuo vyresniosios. Pasikeitė labai laikas, kaip aš įsivaizduoju. Labai daug neapibrėžtumo atsirado. Kažkaip ta mokykla ankstyvesnė, jinai buvo labai griežtai sureguliuota, kaip aš save vaiką prisimenu. Tai reiškia, aš mokykloje per pertraukas mes susikibę po 2 ratų turėdavom eiti. Ar galite įsivaizduoti tokią situaciją šiandieną? Mokiniai visai kiti. Ir mokytojas nebegali būti senas, ta prasme, dvasios prasme, nes jis kitaip iškris iš to traukinio, kuris vadinasi mokykla šiandieninė. Ir tikrai yra labai motyvuotų, labai protingų žmonių, bet ir mokinių kokių protingų yra. Aš sakau, kiekvienam visuomenės nariui linkėčiau apsilankyti mokykloje, kaip aš sakau, gal net už bausmę, aš kiekvieną visuomenės narį, ar kaip dovaną jam, leisčiau savaitę padirbėti mokykloje. Jis daug ką sužinotų ir apie save, ir apie mokyklą, ir apie tai, kas jo laukia. Negana to, poetas tvirtino linkys kolegoms, kaip paradoksaliai beskambėtų, bet paties sunkiausio darbo. Ieškoti savęs, nes mokytojas yra tas, kuris vis dėlto ieško ir gali padėti kitiems savęs surasti. Aš net kai galvoju apie emigraciją, kodėl žmonės iš Lietuvos bėga, jie savęs čia nesurado dėl kažkokių priežasčių. Jie tikisi, kad ten jie suras. Bet jie tą patį darbą čia galėtų atlikti. Pirmiausia, suras save, paskui važiuoti. Nes jeigu tu savęs čia neradai ir išvažiavai ten, aš manau, tu ir ten savęs nesurasi. Nieko gero iš to gali nesigauti. Šią pavakarę Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos kavinėje garso menininkas Andrius Rugys atidarė gyvą garsų muziejų,
Tai kūrybingam muzikos garsų klausimui skirtas šešiakampis kambarys, kurio sumanimo ištakos nespraudžiamos į jokius konkrečius rėmus. Sunku pasakyti, tiesiog kaip ir daugelis veiklų, man atrodo, prasideda kažkaip, vystosi, įgauna sąmoningumą veikla ir paskui jau taip sunkoka vienu tokiu smaigaliu nurodyti, kada ir kaip čia prasidėjo. O garso korys tai jisai yra toksai projektas, keliaujantis projektas, čia jau yra 5. vieta, kurioje jisai bus įkurtas. Tai yra kaip garso studija, kurioje aš darbuojuosi su garso įrašais savo ir į kurią gali ateiti žmonės paklausyti, ką aš veikiu, paklausyti garsų, pabūti tyloje. Muziejuje, sako garso menininkas, jo paties asmeniniai įrašai pildomi garso korio buvimo apylinkėse, nes kiekviena vieta, kiekvienas miestas skamba vis kitaip. Tai, ką daro, autorius nevadina nei atradimu, nei stulbinama naujiena. Pirmtakų būta. Kaip kad seniau po kaimus vaikščiodavo diedai arba muzikai tiesiog ir eidavo per kaimus, grodavo ar ne, neždavo muziką, neždavo garsą. Už tai gaudavo duonos, toliau keliaudavo. Buvo tokie tiesiog muzikos skleidėjai, garsų skleidėjai. Tai šitas gal kūrinys irgi kažkiek yra panašus į tai. Tik čia vyksta toksai atspindžio momentas. Tuos garsus žmonės gali patys eiti ir išgirsti gatvėje. Mašina brunta, žiogas svirpia. Bet atėję į kambarį jie, sąmoningiau į tuos garsus galbūt atkreipia dėmesį. Tai yra sąlyginai nauja tokia kūrybos ir meno rūšis, garso rinkimas. Tapti Andriaus Rugio ir garso korio svečiais galima iki lapkričio 19-osios. Numatomi net specialūs renginiai – garsuotės gamta, paskaita aplink garsą, garsuotės mankšta ir kiti. Pats menininkas – Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir medijos meno katedros magistras, elektroninės muzikos kūrėjas, interaktyvių projektų iniciatorius.